Labadiena, čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 7 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Mažiausiai 10 minučių prieš rungtynių pradžią nurodyta varžybų tvarkaraštyje komandos vyriausias treneris turi pažymėti savo starto penketo žaidėjus. Pirmasis tai turi padaryti namų komandos vyriausias treneris, nes tai parašyta taisyklėse. Kai namų komandos vyriausias treneris pažymėjo savo startinio penketo žaidėjus, tai svečių komandos vyriausias treneris, ten atstovai gali patikrinti jo namų komandos vyriausio trenerio starto penketo žaidėjus, pažiūrėti. Ir iš karto tuo metu svečių komandos vyriausias treneris pažymi savo starto penketo žaidėjus. O kai jis pažymėjo tą starto penketą savo, tai namų komandos vyriausias treneris arba atstovai gali patikrinti jo starto penketo žaidėjus. Sekretorius prieš rungtynių pradžią turi patikrinti komandų starto penketo žaidėjus. Ir pamatę ir pastebėjęs neatitikimus, informuoti artimiausią teisėją nedelsiant. Tarkim, namų komandos starto penkete rungtynių protokole pažymėtas 8 numeris prieš rungtynes. Ir sekretorius pažiūri į aikštę, 8 numerio nėra, 8 numeris sėdi ant suolo, o vietoj jo aikštėje, čia kažkas krito, atsiprašau, kažkoks vabalas. Ir vietoj jo aikštėje yra 9 numeris, kuris nėra pažymėtas starto penkete. Tai 8 numeris turi grįžti į aikštę kaip starto penketo žaidėjas, o 9 numeris turi grįžti į komandos suolelį kaip atsarginis žaidėjas komandos. Jeigu rungtynėms prasidėjus, sekretorius pastebi klaidą, kažkoks ten kartas ką tik įvyko, atsiprašau, ir jau rungtynėms prasidėjus, rungtynių metu sekretorius pastebi, kad ne tas žaidėjas yra aikštėje, nes starto penketo žaidėjas yra aikštėje, tai ignoruojam klaidą. Į klaidą nekreipiamas dėmesys, tiesiog žaidžiame su padaryta klaida, jau netaisome tos klaidos. Ir šiandien tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.